Antrojo sūnaus kelionė, gyvenimas ir pamokos. Išėjo antras sūnus, kupinas energijos, ilgai ėjo, ieškodamas kelio į baisų miestą. Kad ir su kuo susitikdavo, kad ir kam pasakydavo, visi su baime žvelgė į keleivį ir kalbėjo jam: Tu ką, drauge, ar gyventi tau nusibodo? Tu ten tik nuo maro mirsi, jeigu ir liksi gyvas, tai nuo miestiečių priešiškumo sunyksi. Geriau eik su mumis, pas mus darbo kiek nori, žemės geros. Mes tau padėsime namą pastatyti, vesi, gyvensi savo malonumui. Merginos pas mus viena už kitą geresnės. Lik, išmesk iš galvos mintis apie tą nelaimingą miestą. Niekam tu ten nepadėsi, tik save pražudysi. Neklausė keleivis viliojančių pasiūlymų. Jis visa savo esybę veržėsi į nelaimingos moters namus ir dar nematęs jos, nepažinodamas mintise kalbėjo jai: Miela motina, būk rami, aš einu pas tave, kaip galiu greičiau, kaip įstengiu. Nelieka ašarų. Gyvenimas siunčia tau atleidimą ir paguodą tą formą, kokia tu prašei. Kaip norėčiau surinkti visas tavo ašaras ir pakeisti jas džiaugsmu. Patikėk, tu man būsi motina ir tarnausiu tau taip, kaip tarnaučiau savo tikrai motinai. Daug naujų minčių permąstė vidurinis brolis per savo ilgą kelionę. Ne kartą sudrumsdavo jo mintis kalbami žmonės, kuriems jiems pasakojo, kur ir ko eina. Ypač stipriai jaunuolį paveikė pokalbis su vienu seniu. Sužinojęs, kad keleivio tikslas tapti nepažįstamos moters sūnumi, senis pasakė: Na ir sunku darbą tu sugalvojai. Paimti, auginti svetimą vaiką ir tai sunku. Reikia rasti savyje meilę jam kaip tikram. Tai beveik neįmanoma. O čia suaugusio žmogaus motina. Kaipgi tu, nematęs jos, gali gerbti ją ir mylėti Dievo akivaizdoje? O jeigu ji tau nepatiks, prieš žmonės tu galėsi tai nuslėpti, o prieš Dievą ir savo sąžinę? Susimąstė jaunuolis ir nežinojo, ką atsakyti seniui. Iš tikrųjų, jis ne kartą matė ir girdėjo, kad geri žmonės stengiasi palengvinti kitiems gyvenimą ir pasiima į savo namus jų vaikus. Bet dažnai jiems tekdavo grąžinti tėvams vaikus, nes šie dirgindavo, vertė nuolat kalbėti pakeltų tonų ir be abipusio nepasitenkinimo, net vaikų ašarų, iš jų auklėjimo nieko neišeidavo. Kuo toliau ėjo keleivis, tuo stipriau kaip rūdis graužė jo širdį, senio žodžiai. Ir negalėjo jis rasti atsakymo, bet tvirtai žinojo, kad savo uždavinio neatsisakys ir neatsitrauks. Pradėjo vidurinis sūnus melstis savo išmintingam tėvui, prašydamas padėti jam suprasti kankinantį klausimą ir nurodyti, kaip reikėtų pasielgti. Atsigulė jis pailsėti medžių paūksmėje ir prisisapnavo jam, lyg atėjo pas jį tėvas ir sako: Mano gerasis sūnau, tau atrodo, kad gerumas tai tavo žmogiška savybė. Tik iš tikrųjų tai ne tavo, bet tavyje gyvenančio Dievo savybė. Ji negali keistis priklausomai nuo tų žmonių, kuriems atiduodi savo gerumą, savybių. Atiduodi tu jį ne todėl, kad taip nori ar nenori, ir atiduodi ne tam, kas yra akimis matomas žmogus, bet tai šviesai, kuri gyvena kiekvieno sutiktoje viduje.
kuri amžina ir nekintanti, kaip tavo paties šviesa, kurią tu pažįsti savyje kaip gerumą. Jeigu tavo gerumas liejasi iš tavo širdies kaip Dievo dalelė tavyje, tai ji ir buvo atiduota tai Dievo daleliai, kurią tu galėjai pamatyti. Ir tada nelieka samprotavimo, kad žmonės, vaikai ar suaugusieji gali to būti savi ar svetimi, kad jie dirgina, trikdo tavo kasdieninio darbo ir namų harmoniją. Tu ne juos matėjai, kai priglaudei ar jiems padėjai, bet jam, vienatiniam, meldysi, kai bendravai su jais. Ir dabar dėl nieko neabejok, eik drąsiai ir lengvai pas tą, kurią tavo širdis pavadino motina. Patikėk savo širdies išmintimi ir ramybę, teik džiaugsmą tam, kuris gyvena moters apvalkale. Nuo šios dienos nustok galvoti, kad yra atskirai egzistuojantys žmonės. Tai yra vienatinė pasaulinė siela, gyvenanti visose žemės formose. Nesistenk prisimti uždavinio savo darbu nusilenkti visoms šioms formoms, bet lengvai ir paprastai melskis vienatiniai sielai, visuose susitikimuose, sutinkamuose jos įsikūnijimuose. Sąmyšio ir nepasitikėjimo akimirkomis visada šauk mane, kad jos greičiau praeitų. Kiekviena tokia akimirka užteršia tyrai jėgai išėjimą iš tavo širdies. Šios paviršius sukietėja ir apgaubia luobų bei mazgeliais. Kad ir kokios trumpas tau atrodytų prabėgusių abejonių valandėlės, sunkumas, trukdantis išeiti širdies gerumui, taip jaučiamas, lyg tarp tavęs ir žmogaus būtų iškilusi pertvara. Eik linksmai, neatstumk žmonių, neatsisakyk išklausyti jų nuomonių, bet šypsokis kaip vaikiškiams tauškalams, kaip matai jų paikumą ir visišką tikrosios daiktų esmės nežinojimą. Tavo gerumas atiduotas kaip malda, kaip vienatinio žmoguje pasveikinimas, prasiskverbia ne į tuos matomus apvalkalus, kurie paklūsta mirčiai ir išsiskaidimui, bet į tą amžinybę, kuri nekinta ir kurią tu šlovini džiaugdamasis, kad galėjai atiduoti sutiktajam savo gerumą. Gyvenk savo darbo dieną lengvai visur, kur tave sustabdys susitikimas, ir žinok, kad diena buvo sėkminga. Jeigu susitikus su žmogumi, tavo pasisveikinimo šypsena padėjo vienatiniam visatoje prasiplėsti ir šviesiau suspindėti. Nesvarbu, kaip praplatėjo suspindėjęs vienatinio ratas žemėje. Nesvarbu, kuo padėjai žmogui plačiau išreikšti jį. Svarbu, kad tavo gerumas sužadino veiklai kaimyno gerumą. Gyvenk nuo šiol ne laiko ir vietos ribose, kur viskas paklūsta kaitai, išsiskaidimui ir mirčiai, bet visoje visatoje, visur sveikindamas nekintamąjį, kuris gyvena kiekvienos matomos formos viduje. Būk palaimintas, išlaikyk ramybę visomis gyvenimo aplinkybėmis ir be žodžių, pamokymų, perduok kiekvienam savo maldą, jo vienatiniam. Priešais tave nesuskaičiuojami pasauliai, kurių tu nematai.
Ir visuose šiuose pasauliuose gyvena nesuskaičiuojama formų gausa. Niekada nepamiršk palaiminti visų pasaulių ir pasiųsti pasveikinimo kiekvienam šviesiam broliui, kad ir kur jis gyventų, kad ir kokia būtų jo darbų ir veiksmų forma. Tavo malda, tavo žmogaus ugnies pasveikinimas priklauso ne nuo vietos, ne nuo laiko, bet vien tik nuo tavo tyrumo, bebaimiškumo ir gerumo.